Ai, ne? Oi, kiek jaunimo! Ne, nu šiandieną sakyčiau, kaip bebūtų, biški per maža sališė. Ko gero reikės kitas kažkur kitur žvengti tą dalyką. Tada aš sakau tiesiai šviesiai, labą dieną! Labą dieną! O, kaip šaunuolė, aš beveik kaip senelis šalis pasijaučiau. Ir sakau, su pavasariu jūs! Mėnesiai vargo, driekėsi pynės, bėdų ir vargų. Kaipgi suspėt, mano angelui sargui, sergėt mane nuo likimo klaidų. Mūsų! Nuo ko pradėti? Nuo Barboros! Labas, Barbora! Tai Barbora, tau didelį aplodismentą, į tave visi sveikina su pirmąją parodą ir didžiuoju penktadieniu gimtadieniu. Pavoja! Ir iš karto aplodismentai ir pas mus ir mūsų darželį taip pat padarytum parodą. Gerai, mes lauksim tavo parodos. Juk jūs daugiau padarykite laisvų sėdų, taip mes padarysime. Ne vieną savo vaiką negalėjo priversti paišyti, jie pasirinka visoks specialiais, kad Barborytė tikrai, man atrodo, paišės ir aš ją sveikinu. Šiandien, ir kaip tik šiandien priimusi. Sveikinu. Tai va, viskas. Labai gerai, aš tai jūs mamą taip įsivaizduojate, ne? Ja, jūs įsivaizduojat mamą. Bet labai panaši. Va, mama viskas. Prašau, mama prie mūsų labai ačiū. Mes kadangi negalim, iš tikrųjų, ne tik ir kai kuriais dalykais, bet mes dabar tikisi. Tai va, mama, Barborytė norėjau paklausyti, sako, kodėl aš tokį talentingą pasidariau? Nuo ko tai priklauso? Čia mama, močiutė, ar tėvelis gal yra dar? Tėvelis yra? Yra. Tai mama dabar jūs viską sakykite, ko mes Barborytė įskiepijom tokią, čia nuo ko? Keičiame, kur mūsų gerbiamas Rūmus? Va, Rūmukas. Nebijau, pradėjau. Tu pagaliau vieną kartą išreišta. Tu pasakyk tautai, kaip iš tikrųjų yra lengvas gyvenimas. Tokių, Romai, tau stiprybės, žinok, kaip ten bebūtų, jau stiprybės. Bet tai jau iš karto jau bus blogai. Bus gerai, tai gal. Gyventoja ir ponas Romas, va čia mūsų tikrai vietinis Lozano gyvenęs ir grįžtas į savo tėviškę. Ir žinoma, džiaugiamės iš tikrųjų, kad jūs esate, kad jūs būsit. Džiaugiamės mažaisiais jaunaisiais talentais, kurių iš tikrųjų yra daug ir dar bus daug. O šiaip jau noriu pasakyti, kad ona iš tikrųjų, kaip įdomu
O ten man kalnai, alpinizmas, aš atsimenu, kaip jūs Uošvienė dar ir Šnakas Uošvis pasakodavo apie jūsų kelionės į tuos kalnus. Ir dar žinau, kad jūs kažkiek bandėt eilėraščių kurti, vienai metos, tai knygas, ir žinoma, naujų idėjų, naujų darbų. Ir kaip pat Augustinas priminė praeito parodos atidarymą, jūs sakėt, kad po darbo paliksite, bet jūs tik tikimės, kad Apulienų ekscentrisas kažkoks ženklas mūsų gyvenime. Yra palikus, bet man dar reikės. Ir prieš darbus tas čia palikus. Paroda, kad tai būtų ne paskutinė paroda, mielai Barborai taip pat, kad būtų ne paskutinė kartu su močiute daroma paroda, kad augtų didelė, tokia pati įžymi dailininkė kaip ir močiutė ir kad šitie paukšteliai jums ne tik atneštų pavasarį kuo greičiau ant sparnelių, bet kad ir šaltą žiemos vakarą čiulbėtų jums gražias giesmes. Bet tai pavadė laikų lygus yra, sakyčiau. Laikų lygus yra, aš čia neprikočiau, aš tik pas Romą ateinu. Va čia jie labai svarbus dalykelis, čia daiktininkai tinka. Va, dabar tai pagalvojau, kad... Va, dabar pagalvojau tik vieną dalyką. Labiausiai nuspėjimas linkėjimai. Pasakės tvirtos rankos, bet lygiai skulptūringa švari. Nu, čia šiek tiek reikia. Dėkui. Tai aš ko gero daugiau nebekalbėsiu. Bet kaip bebūtų, žinokit, jūs nepriimkit užpiktę, bet pavyzdžiui, va, Danutę visuomet jinai gerai pažinojau, sakykim, mūsų Danutė, ir man atrodo, Danutė atėjo ir... Kam? Žiūrėkit, Danutės, ar jūsų čia yra daugiau? Nėra daugiau Danučių. Jeigu nėra daugiau, tai žinoma, labai gera čia būti, labai smagu. Onutė labai didelis ir labai įdomus žmogus, dėl to jos kūryba yra įdomi. Įdomi jinai yra ir kaip eilėraščių kūrėja. Man tai netgi, nesvarbiau gal, bet yra svarbu. Ir galbūt dar kažkada mes susitiksim, beskaitydamos ir savo kažkokius kūrinėlius. Kažkokią progą susiradę. O šiaip tai, žinoma, čia labai unikalus atvejas. Aš tai linkėčiau ir tai mergytai iš tikrųjų augti, ką gali žinoti, gal jinai pranoks dar ir močiutę. Turėtų pranokti. Kai kurie paveikslai man nepaprastai įdomus yra, turbūt ir visiems. Nu, čia daug kalbėti nereikia, viskas čia labai aišku yra. Labai laiminga šitą moteris turėdama tokią anūkėlę, o ir daug čia kitų galakstančių anūkėlių. Stovėkim tvirtai ant žalios lietuviškos žolės. Įduota visiems ir kiekvienam atskirai. Tas sakė tėvai, taip kalbėjo varpai. Nebėgiokit pasilaužų net žmogų. Netekti ar skausmo neškit namo. Liūdėsi valandas užverkim širdise, džiaugsmas, kad skrendam, su paukščiais šaliai skriskime per stalą.